Visuomet vieninteliai tvarinė žemės paviršiuje galintys pakeisti mūsų galvijo pagal bangai, ką galvojame, ką jaučiame. Jūsų ląstelės nuolat stebi jūsų mintis ir yra jų keičiamas. Keičiamos ir nešio priepuolis sugriauna jūsų imuninę sistemą. Tačiau savęs nuraminimas nepaprastai sustiprina. Džiaugsmas ir dar neveikla išlaiko sveikatą ir pratęsia gyvenimą. Neigiamas ar liūdnas situacijos prisiminimas išskiria jumyse tuos pačius destruktyvius hormonus ir biologinės medžiagas kaip ir stresas. Jūsų ląstelės nuolat diktuoja visą jūsų patirtį ir metabolizuoja jas pagal jūsų nuomonę. Visas šis biocheminis prisiminimas išskiria jumyse tuos pačius destruktyvius hormonus ir biologinės medžiagas kaip ir stresas. Jūsų ląstelės nuolat diktuoja visą jūsų patirtį ir metabolizuoja jas pagal jūsų nuomonę. Visas šis biocheminis profilis bus drastiškai pakeistas, kai atrasite ramybę ir net jūsų senėjimo prakaisas bus neutralizuojamas kiekvieną dieną. Šekspyras nebuvo metaforiškas, lyg ar savo personą metabolizuoja jas pagal jūsų nuomonę. Visas šis biocheminis profilis bus drastiškai pakeistas, kai atrasite ramybę ir net jūsų senėjimo prakaisas bus neutralizuojamas kiekvieną dieną. Šekspyras nebuvo metaforiškas, lyg ar savo personą žodžius pasakė esame sukurti iš tų pačių dalykų, kaip ir sapnai. Norite sužinoti, kaip šiandien laikosi jūsų kūnas, tada prisimink, kad galvoje jautėte vakar. Ar norite sužinoti, kaip rytoj jaustis jūsų kūnas? Stebėkite savo mintis ir emocijas šiandien. Atverkite savo širdį ir protą, neleiskite, kad chirurgas tai padarytų už juos. Vaistai yra tavėje ir tuo visi naudoja. Liga kyla iš tavęs, patirs ir tu to nesuvoki. Atminkite, kad mes esame ne tai, ką galvojame, o tai, ką galvojame. Jaučiame to nežinome. Pagalvojame, o tai, ką galvojame. Jaučiame to nežinome. Atverkite savo mintis ir emocijas šiandien. Atverkite savo širdį ir protą, neleiskite, kad chirurgas tai padarytų už jus. Vaistai yra tavyje ir tuo nesinaudoji. Liga kyla iš tavęs paties ir tu to nesuvoki. Atminkite, kad mes esame ne tai, ką galvojame.